ką, Riorusas nepavyks, žadėjom važiuoti į Riorusą, kur daug sniego ir daug kalėdinių papuošimų, bet Rioruse vėjas, sniegas, žodžiu įspėjimas, kad gūsiai gali būti iki 31. Tai visiškai nemalonu. Tai važiuosim be plano, kažkur į pietus. Svarbu namuose nesėdėti, nekirmyti. Na. Gero kelio. Gero kelio į nežinę. Neaišku, kur važiuojam. Kur nuvažiuosim, ten ir bus gerai. Vilderstė. Bet mes čia neįsim. Nu, iš aukštai atiteka upelis. Su slenkščiais, gal kokia lašiša iššoks. Oi, kažkokį nusipirkom, ragausim. Su sūriu ir kumpiu. Pažiūrėsim, ar skanu. O kaip tavo šlaunelės? Nevalgiai? Valgiau. Tokios keistos kažkokios neragautas skonis. Neįprastas skonis. Čia kašienos ar požgriūnas? Ne, šienas. Čia šienas. Požgriūnas buvo viklė. Ir vėl saulė, kai išžiebs į akis. Jo. Om 600 meter, ta andre avkjøring i rundkjøringen. Va toks važiavimas ir yra. Prieš saulę. Mes mausim dabar pajūrių trupučiuką. O paskui gal link kalniukų. Atvykome pakeliui važiuodami į Bamblę. Labai juokingas pavadinimas Bamblė ar Bamblė. Ir yra griuvėsiai bažnyčios senosios, o naujoji va ten už medžių. Mieli parapijiečiai. Parapijonys. Kviečiame jūs apsižvalgyti aplinkui. Nuostabaus grožio griuvėsiai. 19 amžiui pradėjo tą bažnyčią ardyti, nes matai reikėjo aptvert kapinės akmeninę tvorą, lyg akmenų aplink nebūtų. Tingėjo pasiskaldyti, latrai tinginiai. Pilkio parkavimosi ypatumai. Panašu, kad galvojau įvažiavo į stulpą. Na, yra tarpelis gal 2 centimetrų. Nu, tu pavarai. Nu, viena išėjau pasivaikščiot, nes Ginta sakė, taip miegas suėmė, eina pasnaust. Da nieko nesimato, dar palipsiu. Atsipūst reikia. Laiptukų buvo daug, suskaičiuosiu lipdama žemyn. Ir 15, 16, 17, 18, 19, 20, 137 laiptukai. Gera mankštelė po
Vištieno šlaunelių. Na, žiūrėk, su pagrindinė mes leidžiu laikytis. Nuleiskis į pagrindinę. Bet tai į krantinę, ar ne? Aš iš krantinės lindau vidų. Gatvelės. Gatvelės, tai kodėl ne pagrindinėjai? Ką pagrindinė, jeigu čia gatvelės labai fainas važiuoja. Nu. Aš tave radau. Kur tu buvai? Jau užlipau tenai. Ten va yra, kur apžvalgos, bet aš ten neužlipau. Neradau. O aš užlipau ten, kitur yra laiptai. Išėjai pamiegoti ir kas atsitiko? Ne, aš žinau, pamiegoti, bet užtenka saulėmis leisime. Dieve, kaip gerai, kad aš tave suradau. O. Ką būtume darę, jeigu būtume viens kito neradę, būtume kvietę helikopterį. Atvykom į Risør miestelį. Nulipom. Paskaitysim pakeliui. Nu, panašu, kad čia niekas negyvena. Jo. Šaknys kokios susiraitę. Įspūdinga uola. Nu į ką. Užlipom, o viršų ežeras. Maudytis galima, pasivaikščiojimo takai. Eikim kažkur. Smagu, kai atrandi kažką naujo. Matau ten soliuką toliau. Tik medis nuvirtęs. Na ir vėl intuicija mano pasakė, eik ten, kur aš einu. Žiūrėk, kad kokią gyvatę iš šikno neįkastų. Yes. Dra. Nas. Dra. Nas. Ateik čia. Ir aš čia. Labą dieną. A, ir čia kažkokie turėklai nusileidimas yra. Nėra durų? Už. Pas mane tai tuščias, žiūrėk. Yra skylė. Gražu. O, 13. Nu teisingai, čia patrankos buvo. Ne, aš jau ten tokiais tamsiais, ne. Ne, ten langelis yra. Langelis yra, buvo įlindęs.
jautiena. Visas kalnas išraižytas visokiais tuneliais, urvais. Orkų. Sakai, ten orkai gyvena? O kas daugiau ten gali gyventi? O pačioj viršūnėj vaikų žaidimo aikštelė. Ir sporto aikštelė. Nu, vaikučiams smagu, gali po tunelius palandžioti. Durys vėl atidarytos. Mes čia neisim. Mes bailiai. Ne, čia nepralysiu. Čia gal pralysiu. Ha. Pralindau. Kokie statiniai eina savo. Vakarėja jau vakarėja, saulė jau žemai, žemai. O tenai nusileisim, tai gatvę eisim. Nu. Tai mums dar reikia išeiti į tą rato kelią. Tai mums grįžtam atgal ir išeiti. Kokios spalvos nuostabios. Ir mes nuostabus. Šipsaisi? Šipsokis gražiai. Ne, kad dantis matytųsi. Medinių namelių gatvelė. Risiore. Medinės bažnytėlės. Reikia nelabai judint ranką. Sakėm, nieko parduotuvėje nereikia. Bet gavom pigiai bulvių, taip prisipirkom bulvių. Po 9 kronos 90. Nu, bulvės. Super. Bus kugelis. Su spirgais. Grietinė. Apsistojom nakčiai. Risiore. Iš ryto pažiūrėsim, kur čia mes užvažiavom. Kažkur aukštai vėl yra tie patys fortai. Urhaja. Nemokamai. Galima būti 12 valandų. Kie? Nu, Kas laimėjo? 2-0. Šiandien mano. Tavo diena šiandien. Ar tu patenkintas ir laimingas? Taip. Gal dar vieną? Ne, užtenka. Bus paskiau per daug. Langus užsiklojom. O kiek žvaigždžių galėtų ir pašvaistė būt, bet į pietus nuvažiavom. Nuvažiavom į pietus. Pašvaistės čia nebus. Reikia lėkti link namų ir ieškoti atšvaitų. Pirmoji diena kaip be plano, tai super pavyko. Ką mes galėtume šiandien... Negirdžiu. Negirdi, sakau, ką mes galėtume šiandien nuvykti kur? Negirdžiu. Nieko negirdi? Palauk jau. Gerai, palauksiu. Negirdis, matai, nieko. A tu ten spintoj? Jo. Spintoj. O spintoj pas mus yra tualetas.
Va šitose durelėse su gražiu veidrodžiu yra apmąstymo kambarys. Kuo mano riteris užsiima? Kuo mano riteris užsiima? Spintai sėdžiu. Spintai sėdi. Galvoju, išlysiu. Per kur ten reikia išlysti Narnijos kronikose? Ne per spintą lysdavo. Kažkur dar. Nu, kad iš spintos vaikai išlenda, o ten gražu. Žiema. Žiema, baltos meškos, princesės. Aušta. 28 gruodžio diena aušta. Kokius 70 km nuvažiavom tamsoj ir dabar jau prašvito. Atvykome į Omlį. Parašyta. Kaimas visiems. Rytas perone. Būdelė. Gal yra telefonas? Reik paskambint. Tik neturim kam. Gal čia irgi biblioteka, kaip jie daro bibliotekas. O. Nėra nieko. Geras, žiūrėk, scena padaryta. Simonstad. Nu, kažkokia faina vieta. Nu. Ir vidur lauke, mažai staliukų daug. Rytas perone. Ta. Čia sakai, palauk, reik pažiūrėt, kas čia yra. Viršūn vekt. Nu, gali pasisvert. Geras. Fainai. Į bokštą, čia galima užeiti. Nu, matai, da. Tai krūna būdavo. Viršui bačka didžiulė ir pripildavo. Ko pripildavo? Vandens. Ir? Viskas. Ir kas viskas į tas vanduo, ką? Kur jis eidavo? Eidavo į... Į ką? Traukinius. Traukinius? Traukinius pildavo. Kai garų važiuodavo? Ne kai garų važiuodavo. Tokie daug indus plauti. Traukinį indus plauti. Tai kad visi šikdavo ant bėgių seniau, kad to plaudavo. O tai restorane, kur darydavo, kaip indus plaudavo savo mamą. Nežinau. Eisim ryte. Rytinis prabėgiojimas. Gali būti slidu. Kiek eisim, tiek eisim. Oi, kokia miela poilsio vieta. Tai šitą kalną yra Via Ferrata. Tai mes į tai
Pažiūrėsim iš apačios. Jau mes čia gal ir neisim, nes nuo uolų nutekėję vandenys. Ten matau kopėtėlės yra kažkokios, paskui yra. Nu tai taip. Toliau jau. Ar einam? Einam dar biškį pažiūrėt, kas ten toliau yra. Tik reikia praeiti štai šitą ledo kelią. Bet čia yra žolių, galima ant žolių lipti. Nu jo. Nu. Einam. Hitlerio akmuo. Už tai, kad negražus tas akmuo. Nu kaip gali būti akmuo negražus? Akmuo kaip akmuo. Iškalta. Nu va, 290. Nu bet statų buvo, ne ferata, bet kelias baigėsi. Nors ir yra tvorelė, bet visos uolos apšalė. Ledas. Nu, reiks vasaros laukti. Nu, dabar nusileis bus sudėtingiau negu užlipti. Eik tu savo. Ledas patirdytas buvo. Bandom. Bandom. Nebandom, o vis tiek reikės nusileisti. Nebandom, o leidžiam. Mes kiekvienai vietai duodam savo pavadinimus visokius. Tai mūsų kalnas, žinom kuris. Mūsų hita, tai jau čia Riukanas. O čia pavadinimas koks bus? Nu, kai sakiau, Koks? Tsunamis. Akmeninis tsunamis. Aišku, geriau žiūrėti, kur eini. Ir kur įeini. Ten priraužyta visur. Matosi kopėčiai. Matau blizgą. Ten kur ta lenta. Aha. Tai ten iki tos lentos šviečiančios gali užsikelt, bet ten buvo užšalęs va tas pagrindinis. Mes ten apačiu matai stovėjom, jo? Nu, kur matos irgi sniegelis, toks nuplinės sniegelis, ledas. Ten dėjo. Tai įsivaizduoju, kad gali užlipti ir ne feratą ant to kalno pasirodo. Tai va, mes su Žygiu galėsim lipti feratą, tu galėsi patinai lipti. Gerai. Reiškia, vieną kelionę šitą nusileidžiam. Gerai. Mes taip privažiavom, 6 tonos tilps. Turėtume tilpti. Pypt. Jau? Tavo veidrodis užkliuvo. Važiuoju atgal ir priekį. Pas mane dar yra vietos biškį. Eina savo, veidrodį nulenkia. Nenulenkia. Nulaužėm. Tu savo. Nu, išlipsim, pažiūrėsim, ar veidrodis nenulinko. Kažkoks kelias nieko gero, aš to pasakysiu ten. Bet jau netoli pagrindinis kelias. Tai, kad nudaužyti. Nu. Labai užsaulytis. Pas mane gerai, dar biški vietos pas mane yra.
Nu, kokios pasekmės? Čia kur buvo skylės, tai tas ir paliečia. Apačioj. Viskas, nereiks naujo. Kokie mes kieti. Gal šitas ir nutiratas. Nu, pagrindinį. Palauk, stop. Tai dabar mums reikėtų važiuoti šitą pusę. Nu, į dešinę. Atvykome į Gautefjell. Vėl lediniais keliais viršun. Čiuožykla. Numatytų maršrutų tektų eiti čia. Bet ar perbrisi upelį? Nesušlapk. O upelis čiurlena po ledu, tai fainai. Himelrykę priėjom. Ten matai slėnį jaučiu, gali nusileisti. Pasiuto vėjas pūst. Vėjas pučia, sakau. Ką? Laikykis ant žemės, kad vėjas nenupūstų. Labai sunku eiti, nes reikia žiūrėti, kad ant ledo neapsivoštum. O ledas visur. Bet mes esame labai atsargus. Bet vėjas pučia. Tikriausiai paskutinis pasispardymas ir paskutinis žygis šiandien. Žygiai neilgi, bet kad mes juos paėmėm žiemą, čia tai yra keista. Nes visur sužymėtos trasos jau yra slidėm, betgi negali čia slidinėti ant akmens ir ledo. Trolis. Vaikščiantis. Bus skaniausias ginto troškinys vakarienė ir pietums. Labai jau išalkom alkani. Deda kopūstą, deda moliūgą, deda saldžią bulvę, paprastą bulvę, morką, salierą, kaliaropę ir dešrytės. Pats geriausias pasaulio troškinys. Taip skaniai privalgėm troškinio, pailsėjom, pagulėjom, po to pasivaikščiojom ir pažiūrėjom, kad iki namų liko tik 115 kilometrų. Tai ką, galvojam, gal važiuokim namo, turėsim dar vieną laisvą dieną. Bet kelionė be plano pavyko super. 100 iš 100.